ilgametis futbolo komentatorius Nerijus Kesminas. Na kągi, tai sveiki susirinkę į jau 17 Užvenčio taurės turnyrą. Man tikrai sunku suvokti, kaip galima 17 metų organizuoti futbolo turnyrą. Ir tai turbūt vyksta neatsitiktinai, nes aš turbūt jau esu ne kartą kalbėjęs, kadangi čia jau visi esat susirinkę ne pirmą kartą, tai Užvenčio futbolo istorija yra gana ilga ir sena. Tai vien tas faktas, kad Užventyje yra 2 stadionai, tokia maža miestelį, ir būtent šitas yra vadinamas senuoju stadionu, tai galbūt ne visi dar žinojot, bet šitas stadionas buvo įkurdintas greičiausiai vokiečių Antro pasaulinio karo metais. Ir čia toks įdomus faktas, seni žmonės pasakojo, kad po šituo stadionu yra iš vytelių išpintas drenažas. Kadangi, vokiečiai jeigu darė, tai jau darė, tai vokiška kokybė. Tai ką, matau, kad jau visi esat čia daugiau mažiau susirinkę, tai tada daugiau nebeplepėsiu, o ir atidarysim turnyrą simboliškai vėliavos pakėlimo ceremoniją. Ir tą padaryti, vėliavą pakelti, šiais metais pakviesim užventiškį, galbūt sakyčiau 2 užventiškius, tai 2 jaunesnės kartos atstovus, tai Mantą ir Matą Kazlauskus. Tai prašom juos palydėti plojimais link vėliavos. Leiskit pristatyti ir galbūt galėtumėt net ir prisistatyti žiūrovams. Tai kai pasakysiu jūsų komandos pavadinimą, tai galit šūktelt, pamojuoti ranką, kad visi žinotų. Tai šiais metais pirmoji iš 8 komandų, tai jau ilgamečiai turnyro dalyviai, turbūt šakniniai Šiaulių futbolo klubo Aitvaro komanda. Taip pat ilgamečiai turnyro dalyviai ir tokie kaip ir mūsų draugai, tai Utenos Utenio komanda. Nesu tikras, bet man atrodo kažkokių ten sąsajų su Užvenčiu turinčiu Trakų senjorų komanda. Šiais metais iš sostinės atvykę Vilniaus Belmonto ekipa. Praėjusių metų čempionai, ten šone taip nusiteikę irgi šiemet labai grėsmingai, tai Šiaulių senjorai. Taip pat dar vieni ilgamečiai turnyro dalyviai ir draugai Lietuvos medikų rinktinė. Turbūt vyriausi pagal savo amžių. Būkit atsargus ir draugus. Turbūt kažkada seniai turnyre dalyvavę, bet po ilgos pertraukos sugrįžę, tai Kretingos Žibininkų komanda arba HBH komanda, nesu tikras dar. Ir aišku, šeimininkai jau šiais metais sakė pasistiprinę ten belenkaip, jau prisivežė importinių, eksportinių visokių žaidėjų, daug keitimų turintis Užvenčio Bangos komanda. Tai sveikinu atvykusius į Užventį. Ir manau, kad
nors ir trumpai, bet šitą emociją, kuri stebime pasaulio futbolo čempionate, šiek tiek perkelsite ir į Užvenčio aikštę. Na, galbūt greičiai nebus tokie, bet užsispyrimo, noro nugalėti, gražių epizodų tikrai bus. Kad šitas turnyras jau įsivaizduojat 17 kartą, iš tikrųjų dėkoju, labai dėkoju Alvydo visam organizaciniam šeimos komitetui, kuris kiekvienais metais sukviečia futbolo mylėtojus į šitą stadioną ir be abejo rėmėjom. Manau, jie verti jūsų plojimų. Ačiū labai. Na ką, linkiu sėkmės visiems siekti kuo geriausių rezultatų ir grįžti sveikiem namo. Sveiki. Aš labai džiaugiuosi, kad vėl susitinkame Užventyje. Čia, pavyzdžiui, aš pralošiau daug metų, čia man ir daug nutrypta. Ir labai dėkingas jums visiems, kad jūs vėl sugrįžote į Užventį. Dėkoju jums.